Saulės keliu aš einu, kadangi saulutė esu. Nu kągi, ir įžengėm mes į tą beržynėlį tokį sulinkusių arkinių beržiukų, čia pilna visokių. Labai graži aikštelė. Medžiai čia visur užlinkę. Iš visų pusių. Labai gražu. Nu va čia ir upelių visokių yra. Super. Nėra upelė, kad nebūtų takelė. Žodžiu, va. Visokių čia yra. Ir takelių, ir tokių, ir tokių. Visokius išbandyti reikia. Ar atvirsti, neatvirsti? Aš su nuotikiu. Aš einu su A. Su nuotikiu. Nu va, kirvarpos kokį grožį padarė, pažiūrėkit. Kokių čia grožybių visokių yra. Nu tikras menas iš karto. Buvo. Čia dar ne viskas, čia visas medis va toks. Nu tiesiog labai gražu. Labai gražu. Ir drugelių čia jau yra visokių. Kur čia tas drugelės? Vo, jisai. O, ir skraido. Nu tikras pavasaris jau miške. Labai gražu. Ir oras nuostabus. Žiūrėkit, kokią tvorą radom. Tai tiesiog kažkokią fantastinę tvorą. Kiek čia metų turėjo praeiti, kad ta tvora tokia taptų. Tokios tvoros nei už milijoną nenusipirkti. O ir tiltukų visokių antikvarinių čia randam, ne šiaip sau. O. Nu va, vėl lepteliai. Pasižiūrėsim, ar čia pavyks man įkrist, ar nepavyks. Nu ne, čia per daug lengvas, kad įkrist. Labai gražu. Visur čia miškas, va. Upeliai. Nuostabu. Žodžiu, čia priėjom Nykštukų gyvenvietę. Čia va jų namukai tokie. Jie čia va gyven visi, žodžiu, lauk pavasario. O kiti jau prasirapštė lygtais. Ir, žodžiu, čia va visą pievą. Nykštukų namelį visokių. Pilna. Jo. Nu va, kokią priėjom gražią pelkę. Tokių medžių visokių. Kaip kapinės kokios. Va taip tos pelkės ir užank. Priauga medelių visokių. Paskui jie nukrenta. Pūva, tada jau ir žolės visokios pradeda augti. Ir po truputį, žodžiu, pelkynai tokie ir sunyksta. O, čia kiek čia daug tos pelkės. O, gervės skraido. Čia netgi kopėčias kažkas pasidarė. Nu, va čia, žodžiu, atėjom į Koiskalnio šaltinius. Visur čia šaltiniai visokie. Ten matėm kažkur tai varlytę maudės, vandenukė. Teka čia visur, va tie, žodžiu, tie šaltiniai. Bet sakė, dar prižadėjo Valdas, kad daugiau dar tų šaltinių mes čia gausim. Nu, patikėsit, ką čia suradom. Buveinė kažkokia ir kasgi ten gyvena. Ogi ten gyvena šikšnosparniai. Va, žiemą juos uždaro matyt, o vasarą vėl išleidžia pasiganyti. Nu va, čia jau tikra šikšnosparnių bazė. Jau nereikia jau atidarinėti, jau čia praskylės patys įsilenda.
Nu ir spėkit, kam čia tos tvoros dabar tokios. Tvora prie tvoros. Į kokią čia mes teritoriją dabar einam. Tokiu vat keliu betonu išdėtų. Žodžiu, čia jau visokių matosi dalykų. Ogi mes čia einam į šaltojo karo muziejų. Va. Ten bus turbūt labai šalta. Žiūrėkit, koks meno kūrinys gamtos. Dar nemačiau tai. Čia, žodžiu, kažkoks yra pilelio šaltinis, va bėga iš burnos. Čia nežinau, katinėlį gal kokiam ar kam. Iš šaltinėlis teka. Nu va, čia ir pakalnikių visokių randam link ežero. Žodžiu, žygis tai superinis. Nebedaug belika, dar apie 20 km. Visi kol kas kupini jėgų. Buvo nukritę 3 lašai kažkokie tai. Biški pagazino, lietus bus, bet nelabai buvo. Nu, valeisimės link vandens dabar. Kalniukais. Bet čia papraščiau, čia vien rusminkai. Jo, labai smagu. Va, Smilgų jūra čia mes einam. Pro Smilgų jūrą. O ten ant to kalnelė yra pilis, tik čia žiūriu medžiai užstoj. Anksčiau nenufilmavau. O čia šaknų keliukai veda link pilies. Nerigni jokių laiptų, va iš gamtos laiptai. Nu va, priėjom pilį. Lipsim apžiūrėti, kaip čia atrodo. Nu va, vaizdelį pro pilies langą. Čia ta jūra. Nendrių. Labai gražu. Žodžiu, nusileidom jau už pilies. Ir čia kągi mes sutikom, pažiūrėkit. O, kokį čia gražuolį mes sutikom. Ar gal čia gražuolė, nežinau. Tokia uodega. O, ir bokalą kažkokį laiką. Nu, čia gražiai atrodo. Kažkas turėjo išmanės. Ir kągi mes dar čia sutikom. Pažiūrėkit, va, koks čia gamtos stebuklas guli. Kaip žiemą šerkšnas medį papuošia, taip čia vat kerpės papuošusios tą medį. Labai gražiai atrodo. Ir kiekviena kerpytė turi savo raštelį. Nuostabus grožis. Vo, kokių mes čia turim iššūkių visokių. O, ir žiūrėkit, ir dražė vėl radom. Ale tų dražiukų tai nemažai čia primėtyta visur. Aha. O, kokias pelkės. Nu, visai smagiai. Gaila, kad nebedaug belika jau. Kažką girdėjau, kad 13 km belika. Oi, ai, oi, viškai klimpau. Na gerai, užteks filmuoti. Nu ką, prabridom pelkę. Ten buvo ir keletą įvykių. Porą moteriškių išsibaudė biškį pelkį, bet tiek. Tai dabar liko pelkė tą mišką dar prabrist. Opa. O ir jūs nepatikėsit, kągi tą miškį aš buvau sutikęs. Nu, neužilgo jums parodysiu. Sveiki, aš Girinis. Saugau mišką nuo netvarkos, nuo triukšmo. Kad čia visokie turistai nešūkautų ir netriukšmautų. Nu ką, žygis į pabaigą jau. Nebetiekiu čia mums daug galika, kol dar nesutemo, galvoju dar pafilmuosiu. Tai gal dar liko kokie 8 km ar kažkas tokio. Tai visai nebetoli. Bet jau ir temti jau pradėjo. Truputį gavę lietaus buvom. Nu, bet tokio nepikto. Nu ir dabar vėl žiūriu, pradėjo purkšti, tai tikriausiai vėl reikės ploščio trauktis. Na, bet čia smagiai žygiuojas, iš tikrųjų nuostabi kompanija.
Labai geras žygis tikrai. Per visokias pievas mes, va, žodžiu, čia žygiuojam. Per miškus, per pievas. Nu va, priėjom dar vieną nykštukų buveinę. Čia visokių nykštukų namelių pilna irgi. Kokių tų namelių čia yra gražių. O. Ir čia dar kokie jie yra. Nu va, dar čia kiek to grožio. Tiesiog tikra nykštukų karalystė. Nu labai gražiai čia viskas atrodo. Pasakose dar netgi ne visur pamatysi tokių dalykų. Kaip gamta gražiai tvarkos viską. Na, jau namuose. Tai švaros žygis tikrai buvo vykęs, vienas iš geresnių galiu sakyti, vien dėl to jau sakykim, kad buvo ir nemaža kompanija, labai nuostabi kompanija. Ir pats, sakykim, reljefas to žygio, ar trasa, kaip ten ją galima būtų pavadinti, irgi kalnai pakalnės, miškai pelkės, nu, labai buvo smagu eiti, žygiuoti, grožėtis ten gamtos stebuklais visokiais. Nužygiavom apie 40 km, kaip ir buvo planuota. Na, aišku, į dienos pabaigą pavargo visi po truputėlį. Dar, aišku, lietutis savo padarė, nes nuo 4 valandų kažkur tai pradėjo krapnuoti, paskui pastiprėjo, paskui pasilpnėjo. Nu, bet bendrai paėmus, tai labai viskas gerai pasisekė. Iš tikrųjų, džiaugiuosi to žygio, nu, ir, vat, ir kojų nenutrynė šį kartą, nu, ir kiek girdėjau, niekam iš vis nenutrynė. Tai visi buvo pasiruošę, puikia avalynė, tai tikrai buvo geras žygis.